Sveiki visi, labas rytas. Nuostabu pradėti dieną tokioj į ateitį žiūrinčioj auditorijoje, kur susitiko ir susitiks dar visą dieną lyderiai transporto, inovacijų ir kitų sričių, tiesą sakant, ne tik automotive ar šitos industrijos atstovai. Susisiekimas iš tikrųjų gali tapti ir yra didelį game changerių. Nežinau, koks geresnis lietuviškas žodis negu šitas. Iš esmės keičiančių žaidimo taisyklės. Tiek kalbant apie regioninę plėtrą, tolygų Lietuvos vystimąsi, žmonių mobilumą mūsų šalies viduje, bet ir mūsų pasiekiamumą bei galimybę susisiekti su kitais. Ir tiesą sakant, aš manau, kad Lietuva per 30 metų, nors ir labai daug nuveikė, per daug transporto prasme dairėsi į rytus. Tai nešė gerus pinigus, bet mums vis dar reikia geresnių jungčių su vakarais. Ir aš turiu omeny ne tik autostradas ar skrydžius, bet ir bendrai daugiau bendradarbiavimo, daugiau integralumo, daugiau ryšių. Lietuva yra viena inovatyviausių ir labiausiai skaitmenizuotų pasaulio valstybių. Nepamirškime, tai, ką mes čia turime, dažnoje ir labai pažangioje, net pavyzdžiui, Europos valstybėje yra nežinoma ir nesuprantama. Tai, kad tu gali iš esmės viską susitvarkyti online per keletą minučių ar keletą valandų, yra labai neįprasta. Ir aš norėčiau, kad mes būtume dar inovatyvesni, dar draugiškesni. Ir mes lietuviai iš tikrųjų, mums to nepakanka. Mes norim, kad viskas veiktų dar geriau. Naudokime šitą platformą, šitą jurisdikciją kaip galimybę ištestuoti pačias naujausias technologijas. Žinoma, jūs žinote, kad mes buvome vieni pirmųjų Europoje, gal net pirmieji, kurie sudarėme teisinę bazę autonominiam transportui būti testuojamam. Norėčiau jau pamatyti autonominius taksi ne tik San Francisco, bet ir Vilniaus gatvėse. Ir man atrodo, kad tai yra iš tiesų įmanoma. Mūsų technologijų sektorius yra vienas labiausiai augančių Europoje. Per keliarius metus vertė išaugo 7 kartus startuolio ekosistemos. Dabar 14 milijardų eurų ir esam pirmi pasaulyje santykėje su gyventojų skaičiumi. Tai yra nuostabi bendruomenė, kuri yra labai kūrybinga, kuri nebijo rizikuoti ir kuri traukia kapitalą, investicijas iš viso pasaulio. Aš tikiuosi, kad mes, ir net nebejoju tiesą sakant, kad mes turėsime daug daugiau sėkmės istorijų transporto segmente, būtent technologijų ekosistemoje, dėl visų tų priežasčių, kurias išvardinau. Dėl to, kad mums vis dar reikia daugiau ryšių su pasauliu, dėl to, kad mes esame jau viena labiausiai skaitmenizuotų valstybių pasaulyje ir dėl to, kad čia yra viena draugiškiausių aplinkų testuoti naujoves ir inovacijas. Tai aš noriu Jums labai padėkoti už tą darbą, kurį Jūs kiekvieną kartą darote, kiekvieną dieną dirbate. Noriu padėkoti Jurgiui ir komandai už šitą forumą, kuris jau 6 metus vyksta. Mes su Jurgiu susitinkam kasmet šitam forume ir beveik kiekvieną savaitę kickbokso treniruotėse. Tai turėkite omeny, kad tai yra kietas vyrukas. Ačiū Jums labai ir mėgaukitės renginiu bei kontaktais. Dėkui.